tiesų, apskritai, kalbant apie operetę. Jinai yra tokia, bent jau Lietuvoje, kiek teko matyti tos operetės. Jinai tikrai turi tokį kažkokį seną antspaudą ir praktiškai nuo tų laikų, kada jinai buvo parašyta, jinai nelabai gavo savo nūdienos kažkokios formos. Tuo tarpu kaip opera, kur yra, tarkim, kažkuria prasme žymiai senesnė, jinai nukeliavo 7 myliais žingsniais, palyginant su operete, iki mūsų dienų. Nors visi kalba, kad, taip, opera dar labai atsilieka nuo šiuolaikinio teatro, ir ten visi Kastelučiai ir Martaleriai ir visi kiti ten nukeliavo jau ten tokias erdves, kur opera dar netempia tos erdvės. Bet, negalime lyginti operos su drama. O tuo tarpu operetė šiuo atveju tikrai yra labai iš paskos tempėsi ir yra tiesos tame, kad jinai savyje gal neturi tiek daug tos potencijos, to užtaiso, kuris galėtų nešti ją labai ten per laikmetį ir kiekvienais amžiais operetė būtų labai kažkokia šviežia, labai nauja ir panašiai. Tai visą laiką yra sunkumas operetė, kiek tu gali ją aktualizuoti, kiek tu gali ją pritempti prie mūsų dienų. Nes daryti operetę su, matyt, skalbimo mašinom ir su laptopais ir ten su kažkokiais ultramoderniais aspektais būtų labai pavojinga, nes muzikinis audinys ir dramaturgija muzikinė, jinai turi tam tikro ribotumo ir galbūt keistai atrodytų operetė ypatingai šiuolaikinėse situacijose. Tai mūsų atveju Šikšnosparnis bus toksai, kaip pasakyti, mes netitolstam nuo tradicijos, nuo tos vizualiosios tradicijos, bet mes bandom priartėti prie šiandieninės kalbos, šiandieninės, vaidybos, sampratos apie vaidmenį, kad nereikėtų, daryti juokingų dalykų dar juokingesniais. Nes jau automatiškai ten yra užkoduota tam tikra istorija ir, tu gali kažkur pabrėžti, bet, padaryti dvigubai juokingiau negu tai jau yra, tai, man atrodo, neverta. Ir dažnai gal būna bėda operetės, kada jinai nukeliauja į tokį, kartais gal banaloką, tokį vaidinimą, kur tiesiog yra publikos linksminimas tik dėl linksminimo. Aišku, daug kas man paprieštarautų, kad tai tokia ir buvo operetės, prigimtis ir užduotis. Tiesiog linksminti publiką, juos neversti gailėti personažų, kurie miršta operos pabaigoje, kad neskaudėtų galva po spektaklio. Bet kitu atveju, nesinori jos, nužeminti tos operetės, nes manau, kad galima ją padaryti, tas komizmas, jisai gali būti patrauklus. Mūsų Šikšnosparnis bus, aš taip tikiuosi ir taip jį įsivaizduoju, kad pabandysim šiek tiek nuvalyti tas laikmečio dulkes, kažkokius kanonus nusistovėjusius, kad ten būtinai ten turi būti taip, o ne kitaip. Bet tuo pačiu gal ir nebandysime ten destrukcijos metodų ją sulaužyti ir padaryti iš to naują kažkokį tai žanrą. Tai tikrai ne. Tai manau, kad bus labai tokia stilinga jinai, operetė, jisai Šikšnosparnis. Gal nedetalizuosiu ten, kaip atrodys kostiumai, ar kaip atrodys dekoracija, tai čia, tebūnie tai būna siurprizas, bet trumpai kalbant, tai manau, bus daug gal netikėtų sprendimų. Čigonų baronas tai išvis yra labai sudėtingai parašytas reikalas.
ten daug yra, vat, kas buvo sunkiausia su Čigonų baronu, tai atrasti logiką. Nes, tu vis tiek kaip režisierius bandai išvelgti logiką. Tai normalu. O ten yra labai daug momentų, kada, nenoriu, kaip sakyti, prieš Štrausą, ką nors sakyti, bet buvo momentų, kada tikrai reikėjo gerokai atsisėsti ir pagalvoti, o kodėl taip vyksta, nes šiaip tai yra nelogiška. Pavyzdžiui, čigonų tematika, vengrų tematika. Labai abejoju, ar tais laikais, kai gyveno Štrausas, kad čigonai turėjo tokį idealų kažkokį tai vaizdą, nes čigonų barone realiai čigonai yra pasaulio gelbėtojai ir geradariai ir, žodžiu, patys teigiamiausi personažai pasaulyje, kas yra jau automatiškai nelogiška. Suprantu, kad gal jisai norėjo kažkaip reabilituoti čigonus, gal pasakyti, kad gal ne visi blogi yra, bet gavosi taip, kad tu negali tiesiog tom patikėti. Tai yra nesąmonė. Ir tu gali sakyti ten rasizmas arba politikavimas, kad taip negalima kalbėti, bet vis dėlto kiekviena tauta turi savo bruožus kažkokius ir staiga tu juos paversti visiškai kitokiais, negu jie yra, tai tas yra sudėtinga. Kaip režisieriui priversti žiūrovą patikėti, kad taip iš tikrųjų yra. Tai čigonų barone daug kur trūksta tokios logikos, čia dėl čigonų tematikos, tai taip jau globaliai žiūrint, bet pačioje dramoje ten yra labai tokių niuansų, kartais muzika kalba vieną, o tekstas kalba visiškai ką kitą. Tai ten tas buvo labai sudėtinga. Šikšnosparniai iš tiesų, man atrodo, yra žymiai viskas labiau pavykę, nes ir visi personažai tokie, turi savo ganėtinai kažkokį aiškę liniją, aiškiai savo dramaturgiją, istoriją, nors yra labai komplikuota, paini, bet tikrai yra logiška ir įdomu ją sekti, tokia, biški muilo operos, ten tokie motyvai yra, bet tokia situacija, tai šiek tiek komedija. Bet, dramaturginė prasme yra žymiai geriau padaryta. Tačiau yra labai labai daug teksto. Man atrodo, Čigonų baronas muzikinė trukmė yra tikrai netrumpesnis, gal net ir šiek tiek ilgesnis negu Šikšnosparnis. Nes realiai Šikšnosparniai nėra labai daug muzikos, yra labai daug tų draminių pasikalbėjimų. Tai toks pusiau teatras ir pusiau muzika ir tuo pačiu nei tas, nei tas. Tai man atrodo, Šikšnosparniai yra sudėtingiausia atlikėjui, kad atrasti tą ribą, kur nesiskirtų kalbamosios scenos nuo dainuojamo. Nes operetai labai būna ryškus toksai skirtumas. Aš dabar dainuoju ir staiga aš dabar kalbu. Ir kaip du skirtingi žmonės. Ir geriausi operečių atlikėjai, man atrodo, yra tie žmonės, kurie suvokia tą dalyką, kad kalbėti ir dainuoti, kaip kalbant konceptualiai, tai yra tas pats. Kaip tai yra meistriškumas, kaip padaryti tekstą supinti su dainavimu. Tai, man atrodo, tai bus tokie iš didžiausių užduočių mūsų atlikėjams, kurie ir taip neturi daug patirties operetės žanre, bet ko matyt bandysime naudoti mikrofonus kalbamiesiam tekstam. Nes labai techniškai kalbant, tai dažnai tas netikrumas ir atsiranda iš to, kad jie jaučiasi, bet jie yra dideliai scenoj, dideliai erdvėj ir kai tu kalbi, jiem atrodo, kad tavęs nieks negirdi. Ir tame tiesos yra, kad taip, tu turi tikrai labai tą
kalbą, savo tekstą labai toli, kaip sakyt, pasiūsti. Ir automatiškai, kadangi jie yra dainininkai, jie pajungia visą savo aparatą, visus rezonatorius, visus ten tą virtuvę ir staiga, sveiki, laba diena. Ir vat, prasideda tas toks netikrumas personažė, vaidybui. Tai galvojam gal, kad ta galimybė nešaukti ir nepasijungti savo garsiakalbių visų gal turės tokį, padės jiem nuimti tokį dirbtinumą ir kad jie galės, kaip sakyti, būti arčiau realybės, arčiau tikrovės, arčiau tokios natūralios kažkokios tai vaidybos. Tai bandysim tokį kaip kiną daryti, kad kaip kinė trupučiuką būtų. Bet matyt, negali labai išskirti to, kad su kuo ten lengviau, pavyzdžiui, dirbti. Ar su tikrai jau labai didelio kalibro patyrusių operos dainininku, ar dirbti su visai jaunu, žaliu, jaunu dainorėliu. Nežinau, kas yra lengviau. Lengviau tai nieko nėra. Yra tik tai sunku arba sunkiau. Vienu atveju reikia kovoti su, ne tai, kad kovoti, bet turėti omeny kažkokį tai bagažą, su kuriuo tu negali nesiskaityti. Žmogus yra tiek, kiek jį telpa to bagažo. Tai tuo atveju tu dirbi kartu su tuo bagažu, o su jaunu žmogum tu dedi tą bagažą kažkokį jam. Kaip pats esi jaunas, tai gal atrodo, kad su jaunu irgi yra įdomiau dirbti. Bet dažnai irgi būna, tų niuansų yra tokių tiesiog gal priėjimo prie to žmogaus, bet vėlgi čia nelabai gali atskirti, jaunas ir vyresnis. Kartais pagyvenęs dainininkas būna labai jaunas savo mąstymu ir kartais būna labai atvirkščiai. Jaunas žmogus ateina ką tik po akademijos, jau su 70-mečio kažkokiais tai nusistatymais ir čia tai yra keista, man atrodo. Kaip tu gali būti jaunas žmogus ir ateiti su pilnu naftalino, aiškiai, kišenėse pilna naftalino. Būna tokiu atveju. Intriga yra tame, kad jisai yra, bus netradicinis savo formą, pavadinkim, ir kai kurie sprendimai bus netikėti. Ypatingai bus netikėtas antro veiksmo vidurys, apie kurį matyt sužinosime vėliau.